Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. Antras skyrius. Motinos mirtis ir paslaptingasis amuletas. Motina labai troško apvesdinti mano vyresnįjį brolį. Ak, kai išvysiu Ananto žmonos veidą, šį žemę man taps rojumi. Dažnai girdėdavau, kaip motina tokiais žodžiais išsakydavo karštą indų norą pratęsti giminę. Kai Anantas susižadėjo, man buvo apie 11 metų. Motina viešėjo Kalkutoje ir džiugiai prižiūrėjo, kaip ruošiamos vestuvės. Mudu su tėvu likome vieni namie Barelyje, Šiaurės Indijoje. Ten tėvą perkelė, kai jis Lahore atidirbo 2 metus. Jau buvau regėjęs prašmatnes 2 vyresniųjų seserų Romos ir Umos jungtuvių apeigas, bet Anantos, vyriausiojo sūnaus, vestuvės turėjo vykti itin iškilmingai. Motina priminėjo gausius giminaičius, kasdien iš tolimų vietovių atvykstančius į Kalkutą. Jie visi patogiai įsikūrė mūsų naujajame dideliame name Amhersto gatvėje 50. Viskas buvo paruošta. Puotai skirti gardumynai, spindintis sostas, kuriame brolis turėjo būti nešamas į nuotakos namus, spalvotų lempelių girliandos, milžiniški kartoniniai drambliai ir kupranugariai, sukviesti anglų, škotų ir indų orkestrai, profesionalūs linksmintojai, dvasininkai senovinėms apeigoms atlikti. Mudu su tėvu šventiškai nusiteikę ketinome prisidėti prie šeimos prieš pat vestuvių ceremoniją, bet prieš išauštant didžiajai dienai mane aplankė nelaimę pranašaujantis regėjimas. Barelyje buvo vidurnaktis. Miegojau šalia tėvo mūsų namelio verandoje ir mane pažadino keistas lovą gaubiančio moskitų tinklelio plastėjimas. Plonos užuolaidos prasiskyrė ir išvydau mylimos motinos pavidalą. Pažadink tėvą, jos balsas buvo vos girdimas. Sėskite į 1 traukinį 4 ryto, skubėkite į Kalkutą, jei dar norite mane pamatyti. Tada vaiduokliška figūra išnyko. Tėve, tėve, mama miršta. Siaubas mano balse iškart jį pažadino. Kūkčiodamas persakiau jam lemtingą žinią. Neimk į galvą to savo kliedesio, tėvas, kaip jam buvo būdinga, iškart paneigė naujieną. Tavo mama sveikutėlė. Jei gausime blogų žinių, išvažiuosime dieną. Jei dabar pat neišvažiuosi, niekada savo nedovanosi, tariau ir širdgėlos apimtas karčiai pridūriau, ir aš tau niekada neatleisiu. O iš ryto gavome liūdną žinią. Motina sunkiai serga, vestuvės atidedamos, tuoj pat atvažiuokite. Mudu su tėvu išvykome labai sutrikę. Pakeliui išlipome persėsti į kitą traukinį. Ten taip pat turėjome susitikti su vienu iš mūsų dėdžių. Stovėdamas perone, žiūrėjau į atvažiuojantį traukinį. Artėdamas jis darėsi vis didesnis. Vidinės sumaišties apimtas staiga panorau pulti ant bėgių. Jaučiausi netekęs motinos ir nebegalėjau ištverti staiga ištuštėjusio pasaulio. Motina mylėjau kaip brangiausią draugę žemėje. Prisiminiau, kokią paguodą man teikdavo jos atjaučiančios juodos akis, ištikus kokiai nors smulkiai vaikystės tragedijai. Ar ji dar gyva, uždaviau dėdei vienintelį klausimą. Jis tuoj pat įžvelgė neviltį mano veide. Žinoma, gyva, bet aš juo nepatikėjau. Įžengę į namus Kalkutoje, iš karto pajutome mirties slėpinį. Jaučiausi priblokštas. Susmukau beveik be gyvybės ženklų.
tik po daug metų mano širdyje užgimė susitaikymas. Beldžiausi į dangaus vartus ir mano šauksmai galiausiai pasiekė dieviškąją motiną. Jos žodžiai pagaliau užgydė mano pūliuojančią žaizdą. Tai aš, kaip daugelio motinų švelnumas, sergėjau tave gyvenimas po gyvenimo. Tas juodas akis, prarastasias gražias akis, kurių taip ieškai, regėk mano žvilgsnyje. Netrukus po mylimos motinos kremavimo apeigų mudu su tėvu grįžome į Barelį. Kiekvieną ankstų rytą, tarsi nuliūdęs piligrimas, eidavau prie didelio šeolį medžio, metančio šešėlį ant lygios, žalsvai auksinės vėjos prieš mūsų namą. Akimirkomis, kai apimdavo poetišką nuotaiką, atrodydavo, kad balti šeolį žiedai tyčia byra ant žolės, tarsi ant altoriaus. Mano ašaros dažnai susiliedavo su rasa, tada išvysdavau nežemišką priešaušrio šviesą ir mane skaudžiai perverdavo Dievo ilgesys. Pajusdavau, kaip smarkiai traukia Himalajai. Kartą Barelyje mus aplankė pusbrolis, ką tik grįžęs iš kelionės po šventuosius kalnus. Godžiai klausiausi jo pasakojimų apie aukštikalnėse gyvenančius jogus ir svamius. Pastaba. Žodžio svamis šaknis sanskrito kalba reiškia tas, kuris yra vienas su savuoju aš, sva. Pastabos pabaiga. Pabėkime į Himalajus, pasiūliau vieną dieną Dvarkai Prasadui, mūsų namo Barelyje šeimininko sūnui, bet jo pritarimo nesulaukiau. Tuos planus jis atskleidė mano vyresniajam broliui, kaip tik atvykusiam aplankyti tėvų. Užuot linksmai pasijuokęs iš nepraktiškų vaiko fantazijų, Ananta pabrėžtinai ėmė iš mane šaipytis. O kur tavo oranžinis drabužis? Be jo juk nebūsi svamis. Tačiau jo kalba mane nežinia kodėl sužavėjo. Prieš akis iškilo aiškus vaizdas, kaip aš, vienuolis, klajoju po Indiją. Gal brolio žodžiai pažadino ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Šiaip ar taip suvokiau, kaip lengvai ir paprastai apsivilčiau senovėje įkurto vienuolių ordino apdarą. Vieną rytą, šnekučiuodamasi su Dvarka, staiga pajutau, kaip mane galingai tarsi lavina užplūdo meilė Dievui. Ėmiau apie tai kalbėti. Pašnekovas mano žodžius beveik praleido pro ausis, bet aš pats savęs klausiausi labai įdėmiai. Ta popietę pabandžiau pabėgti iš namų. Norėjau nukeliauti į Nainį Talo miestą Himalajų prieškalnėse. Tačiau Ananta ryžtingai mane pasivijo, tad teko liūdnam grįžti į Barelį. Vienintelė šventa vieta, į kurią man leisdavo nukeliauti, buvo pieva prie šeolį medžio. Eidavau ten kiekvieną rytą. Mano širdis raudodavo, gedėdama dviejų prarastų motinų, žemiškosios ir dangiškosios. Po motinos mirties šeimos gyvenime atsivėrė tuštuma ir jos užpildyti negalėjo niekas. Tėvas per beveik 40 dar likusių savo gyvenimo metų taip ir nevedė antrą kartą. Savo vaikų pulkeliu jis dabar buvo ir tėvas, ir motina. Tas vaidmuo buvo nelengvas, bet tėvas tapo pastebimai švelnesnis ir prieinamesnis. Įvairias šeimos problemas spręsdavo ramiai ir supratingai. O po darbo tarsi atsiskyrėlis užsidarydavo savo kambaryje. Tai buvo jo celė, kur jis ramiai ir kantriai užsiimdavo kriya jogą. Jau gerokai po motinos mirties kartą pabandžiau nusamdyti slaugę Anglę, kad ši bent kiek palengvintų tėvui gyvenimą, bet jis tik papurtė galvą. Patarnavimai man baigėsi, kai nebeliko tavo motinos.
Jo akys žvelgia į tolį ir žvilgsnėje perskaičiau, kad liks atsidavę žmonai visą savo gyvenimą. Nepriimsiu jokios kitos moters pagalbos, pridūrė. Praėjus 14 mėnesių po motinos mirties, sužinojau, kad ji man paliko svarbę žinią. Ananta buvo prie motinos mirties patalo ir užrašė jo žodžius. Motina prašė, kad jie man būtų perduoti po metų, bet brolis vis atidėliojo. Netrukus jis turėjo išvykti iš Barelio į Kalkutą, vesti merginos, kurie jam buvo išrinkusi motina. Pastaba. Indų paprotys, kai tėvai savo vaikams parenka gyvenimo partnerį, atlaikė sunkius laiko išbandymus. Indijoje laimingų santuokų procentas labai didelis. Pastabos pabaiga. Vieną vakarą jis mane pasikvietė. Mukunda, labai nenoromis tau perduodu keistą žinią. Iš brolio balso supratau, kad jis su tuo susitaikė. Baiminausi, kad jį dar labiau pakurstys tavo troškimą palikti namus. Bet tu ir taip kupinas dieviško įkarščio. Neseniai pagavęs tave pakeliu į Himalajus, galutinai apsisprendžiau. Nebegaliu atidėlioti, turiu tesėti iškilmingai duotą pažadą. Brolis įteikė man dėžutę su užrašyta motinos žinia. Tegu šie žodžiai būna tau paskutinis mano palaiminimas, mylimasis sūnau Mukunda, pasakiusi motina, atėjo laikas, kai privalau tau papasakoti apie nepaprastus įvykius, nutikusius tau gimus. Tau nulemtą likimą pirmąsyk sužinojau, kai dar buvai kūdikis ant mano rankų. Nusinešiau tave į Benaresą, į savo gurų namus. Stovėdama už daugybės mokinių, vos įžiūrėjau giliai medituojantį Lahiri Mahasają. Glostydama tave meldžiausi, kad didysis guru tave pastebėtų ir palaimintų. Kai mano tyli malda sustiprėjo, jis atsimerkė ir pamojo, kviesdamas prieiti. Kiti mokiniai prasiskyrė, duodami man kelią, ir aš nusilenkiau šventoms jo pėdoms. Lahiris Mahasaja pasisodino tave ant kelių, uždėjo delną tau ant kaktos ir taip suteikė dvasinį krikštą. Motinėle, tavo sūnus bus jogas. Kaip dvasinis garvežys, jis daug sielų nugabens į Dievo karalystę. Supratau, kad visažinis guru išklausė mano slaptą maldą. Širdis suspurdėjo iš džiaugsmo. Prieš pat tau gimstant, jis man pasakė, kad seksi jo pėdomis. Vėliau, mano sūnau, mudvi su tavo seserimi Roma išvydome, kaip tave aplankė didžiosios šviesos regėjimas. Stebėjome tave iš kito kambario, matėme, kaip nejudėdamas guli lovoje. Tavo veidelis tada nušvito ir tu pasakei, kad keliausi į Himalajus ieškoti Dievo. Tavo balse nuskardėjo geležinis ryžtas. Iš viso to, brangusis sūnau, supratau, kad tau svetimi žemiški siekiai. Tavo kelias kitoks. Dar aiškiau tai patvirtino vienas itin nepaprastas mano gyvenimo įvykis. Jis ir paskatino mane mirties patale tau perduoti šią žinią. Tas įvykis buvo pokalbis su Pandžabo išminčiumi. Kai gyvenome Lahore, vieną rytą į mano kambarį įėjo tarnas. Šeimininkė, atėjo keistas sadhu. Pastaba. Atsiskyrėlis, žmogus atsidavęs askeziai ir dvasiniai drausmiai. Pastabos pabaiga. Jis atkakliai reikalauja susitikti su Mukundos motina. Šie paprasti žodžiai užgavo giliausią mano sielos stygą. Tuoj pat išėjau pasveikinti svečio. Lenkdamasi prie jo kojų, pajutau, kaip prieš mane stovi tikras Dievo tarnas. Motina, tarė jis,
Didieji mokytojai nori tau pranešti, kad nebeilgai viešėsi šioje žemėje. Kita tavo liga bus paskutinė. Pastaba. Išgirdęs šiuos žodžius, kad motina slapta žinojo neilgai gyvensinti, pirmą kartą supratau, kodėl ji taip atkakliai skubino Anantos vedybas, nors mirė prieš vestuves, ji kaip motina troško pamatyti apeigas. Pastabos pabaiga. Stojo tyla, bet aš nejutau išgąsčio, tik neapsakomos ramybės vibracijas. Galiausiai jis vėl prakalbo. Tau bus pavesta saugoti vieną sidabrinį amuletą, bet šiandien jo tau neduosiu. O kad įsitikintum mano žodžių tiesa, amuletas materializuosis tavo rankose rytoj, kai medituosi. Gulėdama mirties patale, liepsi vyriausiajam sūnui Anantai vienus metus palaikyti amuletą, o tada jis jį turės perduoti antrajam sūnui. Amuleto prasme jis supras iš didžiųjų mokytojų. Mukunda turėtų gauti amuletą apytikriai tada, kai bus pasirengęs atsižadėti visų žemiškų vilčių ir leistis į svarbiausias Dievo paieškas. Amuletą jis turės 4 metus ir kai tas daiktas atliks, kas jiems skirta, išnyks. Net jei laikysite jį slapčiausioje vietoje, jis vis tiek sugrįš ten, iš kur atėjęs. Pasiūliau Sadhu išmaldos ir labai pagarbiai jam nusilenkiau. Pastaba. Įprastas pagarbos Sadhu ženklas. Pastabos pabaiga. Bet jis nieko nepaėmė, palaimino mane ir išėjo. Kitą vakarą, kai sėdėjau ir suglaudusi rankas meditavau, mano delnuose materializavosi sidabrinis amuletas, kaip ir buvo žadėjęs Sadhu. Pajutau jo vėsų glotnų prisilietimą. Stropiai saugojau jį daugiau nei 2 metus, o dabar palieku Anantai. Nesielvartauk dėl manęs, nes mano didysis guru bus nulydėjęs mane į Dievo glėbį. Sudie mano vaike, tave apsaugos kosminė motina. Paėmiau į rankas amuletą ir mane užliejo nušvitimo liepsna, pabudo daug iki tol snaudusių prisiminimų. Amulete, apskritame, neįprastame, senovinėme, buvo išraižyti sanskrito rašmenys. Supratau, kad jį atsiuntė praėjusių gyvenimų mokytojai, neregimai vadovaujantis mano žingsniams. Iš tiesų, jis turėjo dar ir kitą prasmę, bet aš jums visko atskleisti negaliu. Pastaba. Amuletas priklausė astraliniu būdu atsiradusių objektų kategorijai. Tokių objektų sandara yra netvari, todėl jie galiausiai turi išnykti iš mūsų žemės. Žiūrėkite 43 skyrių. Amulete buvo įrašyta mantra. Šventi, kartoti skirti žodžiai. Garso ir vač žmogaus balso galios niekur nebuvo taip išsamei tyrinėtos kaip Indijoje. Aum vibracija sklindanti visoje visatoje. Biblijoje tai žodis arba didelių vandenų šniokštimas, minimas apreiškimo knygoje. Reiškiasi 3 būdais arba gunomis. Tai yra kūrimas, saugojimas ir naikinimas. Tai Tyrija Upanišada 1.8.1. Kiekvieną kartą, kai žmogus ištaria žodį, jis paskatina veikti vieną iš 3 Aum aspektų. Dėl šios priežasties visi šventieji raštai teisėtai prisako visada sakyti tiesą. Šiame amulete iškalta sanskrito mantra, jeigu taisyklingai tariama, skleidžia dvasiai palankes vibracijas. Sanskrito abėcėlė sudaryta idealiai, tai 50 raidžių, kiekviena iš jų tariama visada vienodai.
Džordžas Bernardas Šo yra parašęs išmintingą ir žinoma sąmojingą esė apie fonetinius lotynišką abėcėlę pagristos anglų abėcėlės trūkumus. 26 jos raidėms nesėkmingai stengiamasi suversti visų garsų naštą, negailestingai kaip jam įprasta. Jei angliškai abėcėlę įvesti į anglų kalbą prireiktų pilietinio karo, aš to visai nesigailėsiu. Ponas Šo reikalauja įvesti naują 42 raidžių abėcėlę. Žiūrėkit jo pratarmę Vilsono knygai Stebuklingas kalbos gimimas. Tokia abėcėlė fonetikos požiūriu būtų tobulesnė ir artimesnė sanskritui, kurio 50 raidžių apsaugo nuo netaisyklingo tarimo. Antspaudai rasti Indo slėnyje ne vieną mokslininką paskatino atsisakyti dabartinės teorijos, kad Indija sanskrito abėcėlę pasiskolino iš semitų šaltinių. Neseniai atradus didžiųjų Indijos miestų Mohendžodaro ir Harpos liekanas, gauta įrodymų apie iškilę kultūrą, kuri tikriausiai turėjo senas ir gilias šaknis Indijos žemėje. To šaknis siekia laikus, kuriuos galime tik labai miglotai įsivaizduoti. Seras Džonas Maršalas, Mohendžodaro ir Indo civilizacija, 1931. Jei hinduizmo teorija apie nepaprastai senas žmonių civilizacijos šaknis šioje planetoje pasirodys teisinga, bus galima paaiškinti, kodėl seniausio pasaulio kalba sanskritas yra sykio ir tobuliausia. Žiūrėkite išnašą puslapyje 81. Sanskrito kalba rašė seras Williamas Jonesas, Azijos draugijos įkūrėjas, kad ir kokia būtų sena, turi stebuklingą struktūrą. Ji tobulesnė už graikų kalbą, žodingesnė už lotynų, subtilesnė ir rafinuotesnė už jas abi. Nuo klasikos studijų atgimimo rašoma Enciklopedija Americana. Kultūros istorijoje nebuvo reikšmingesnio įvykio už sanskrito atradimą. Jį atrado vakarų mokslininkai 18 amžiaus antroje pusėje. Lingvistikos mokslas, lyginamoji gramatika, lyginamoji mitologija, religijotyra, visi šie mokslai arba atsirado dėl sanskrito atradimo, arba patyrė esminį jo tyrinėjimų poveikį. Pastabos pabaiga. Šiame skyriuje nepapasakosiu, kaip talismanas itin nelaimingomis mano gyvenimo aplinkybėmis galiausiai išnyko ir kaip jo netektis man išpranašavo apie būsimą guru. Bet mažas berniukas, kuriam nepavyko pasiekti Himalajo, ant šio amuleto sparnų kasdien nukeliaudavo labai toli.